Kaip aš suprantu tos žmonės, kurie pykdami ant manęs komentuoja visokiais žodžiais. Yra dar programėlių, kuriuose neina užstatyti tų tokių komentatorių. Aš suprantu, kai jūs buvot paaugliai, daugelis neatsisakėt va tos burnelės, ar tai alaus paragauti, ar tai šnapso, nes matėm mes visi tos pavyzdžius. Kiekviena šventė į sveikatą, šnapsą ryja, nuodus geria į sveikatą. Nu tai kaip vaikui neparagauti? O jau tas mūsų smegenėlis ir taip iki tų 7 metų ten išmasturbuotos viską darė, dresiravo, kad tik mes negyventumėm savo gyvenimą. O kai užpili to šnapso, ten nieko, dar baisiau tave užblokuoja, kaip sakiau, tas toks rūkas lieka ant smegenų. Ir va nuo čia, kol jūs neprasidirbsit, nieko jūs nepadarysit, jūsų tas protas ir liks toksai va 5-mečių, net ne 7-mečių, jūs ten net nesvajokit apie 7-metį. Pažiūrėkit tos 7-mečius ir pamatysit, kai jau už jūs protingesni. Tai va, tai kai žmogus gyvena, jisai mato, kad kažką kiti daro, ten kokį video įdeda, dar kažką, jisai jį trigerina, nes jisai, norėtų ir nesupranta kaip, kodėl neveikia, kodėl jos smegenys nedirba. Va todėl ir nedirba. Nors pats tai kytras ten jautiesi, garantuotai, žinau, pats protingiausias. Bet matai aplinkui kažkaip tai kiti žmonės laupsta, turtingieji, jiems yra už ką mokėti, jie kažką daro, jie tiesiog laimingi mėgaujasi gyvenimu. O tu priverstas eiti į darbą nuo kokio 8 iki 5, tau moka ten kelis tuos eurus. Nurodinėja, kada myšteit, kad lygiai tas pats kaip mokyklų ir darželį buvo. Kada tau leidau, tada tu ėjai. Ta patį darbę atlieka su tavim. Išskyrė tau 2 kartus po 15 minučių ar ten pusvalandį paėst, kad nepastiptum ir toliau varai. Tai va šitie darbininkai patys geriausi, tie, kur paskolas pasima, ir tie, kurie mėgsta alų, šnapsiuką, šampaniuką, vynelį. Tai tų smegenėlės nedirba, bet jie už tai dirba fizinius darbus labai puikiai. Tai va, iki.